paskambinam Kiprui. Mes rytoj, kaip suprantu, važiuosim į Šiaulius. Nu, šiandien aš važiuosiu, bet rytoj turėsim tam tą paskaitėlę. Ir čia kompanija merginų, kurios rytoj bus, ten prašo, kad mes paskambintumėm tokiam Kiprui, kuris daro laikinas tatuiruotės. Reikėtų apsimesti vaiko tėčių ir pasakyti, kad vaiką išbėrė ir ką jis ten pridirba, žinai. Vaiką išbėrė, apipilti zilionkę, duoti atsigerti jam. Tai būk tėtis, kaip raičia. Mano vaikas. Atsiuskim klausimą. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Mano vaiką baisiai išbėrė. Nuo ko? Geras, nežinau, žinokit, jisai namo parsinešė 2 kebabus suvalgė. Ir kažkaip čia blogai jam pasidarė, toks visas išbertas, dabar tie veidukai išbėrė. Kaip čia, kas čia gali būti? Tikrai, žinau, kai jau man skambinat. Bet tai jisai pas jūs prieš taigi darėsi tatuiruotę. Kada? Nu, vakar. Vakar, jo. Kur darės? Tai šito jūsų bendrovė, Ananasas, ar kaip jinai čia vadinasi? Tai jo, o kuriai vietoj darės? Nu, ta prasme, kur čia viskas vyko? Tituvėnų gimnazijai. Tituvėnų? Ai, vakar, ne. Aha. Keista. O gal už vakar? Ne, vakar, būtent vakar. Nes nei vakar, nei už vakar, nei šiandien nepiešiau su tatuiruočiu. Tai va. Tai už vakar gal? Tai gal ir už vakar. Arba dar kažkada. Nes baisiai išbertas. O tai prie ko ten kebabai? Nu, aš galvau, gal kažkaip čia susiję, gal tie dažai kažkaip suveikė su padažu. Tai, nu, jeigu padažas česnakinis buvo, tai dažai tikrai galės veikti. Ar ne? Jo. O kaip čia sumažinta berimą? Coca-Cola gal apsilaisti reikia? Šiaip kiek skaičiu internetą, tai arba Fanta, arba mineralinė Vytautas. Padeda šitas tase? Tai jo. Okei, geri patarimai. O gal kažkokia, reikia tiesiog ant kito peties kokią nors mantrą nupiešti? Gal padeda? Nu, šiaip padeda, jo, koks burgelis padeda, arba laumžirgis. Tarsi nuo to lengviau biškį išskristi. Jo, nes padeda išbėrimui, išeiti iš kūno. Supratau. Tai vat. Gerai, tai mes taip ir padarysim. Gerai, būtų įdomu žinot, kas čia skambina. Zip FM. Radijas tai Zip FM iš Vilniaus. Radijas tai Jonas ir Rolandas. Labas. Labas. Tai čia tavo padrūškė, žinau, kad atsiuntė numerį, tik mes nespėjom susikomunikuoti su Rolka informaciją. Rolka kebabus per anksti išvedžiau. Jo, iš tikrųjų, bet... Gal galima vardą sužinoti? Negalima, bet Ema ir Aušra. Supratau. Sakė, kad nesakytumėm. Jo, sakė nesakyti. Čia Ema ir Aušra. Sakė nesakyti. Ai, tai viskas aišku. Klasiokės. Galėjo pasakyti laiką, kada buvo tatuiruotės piešimas. Galbūt jūs tik perskandęs labiau. Ne? Kada čia? Penktadienį įmanoma? Tai čia buvo praeitą penktadienį. Tai vat. Nu, nesugavom informacijos, žinok, bet vis tik paskambinom tau, tai gero vakaro. Pralinksmas. Ačiū tau. Taip pat gerą vakarą. Visą iki. Atsimeni tą anekdotą, žinai, vyras žiūri nėštumo testą ir atmintinai jam sukyla vaikystė ten, kuomet mama maudama jam pėtkelnę sakydavo: atmink, sūnau, 2 juostelės, tai šikna.